Sveiki, su jumis Sumuštinių klubas ir šiandien mes aplankysime vyninę Tapo d'Oro. Mūsų jau tenais laukia ir mums pagamins šefas sumuštinį. Taigi, mes esam Tapo d'Oro vyninėje ir šiandien mus nustebins Toma ir Lina. Jos mums pagamins patys skaniausią savo mėgstamiausią sumuštinį. Taigi, prašau. Jauna Radalytė. Kokia tai duolytė? Vandenį. Vandenį. Vėliau Lino aš dėl sūrių. Viskas labai gerai. Tomas svagariukus? Ne, tai mėsa. Svagariukus. Dalytė. Dvigubą. Ai, dėl tos mėgstamiausios, tai dvigubą porciją visą gali prie savo, ne? Svagariukai. Jau paraštė, bet jaunas tikiu. Šviežia pomidorą. Ir kepam. Kiek laiko kepsite ant grilio? Daugmaž. 5-7 minutės. Puiku. Nešam. Sumuštinis grįžta. Tadam. Niekada negrįžtinis. Atidarėjai. Darom. Garuoja. Įdėlėm salotą. Taip, reikia žvens. Gaivumo į salotą, taip? Taip, jis sumuštinis yra salotas. Pašavom į lėkštę. Puiku. Ir dar tai ingredientai. Sūris. Sūris bočia. Kepti svogūnai. Ir Šviežias pomidoras. Ir salota. Ir konfiskuota savai. puiku. Ačiū. Taigi, jūsų tėvaitis taip pat gali patarti, koks geriausias vynas, ne tik tobulai iškepti sumuštinius. Prosekas. Geriausias. Gal galim paragaut? Taigi, apsilankėme Tapo d'Oro vyninėje, mums pagamino tobulo skonio sumuštinį, tačiau vis dėlto čia buvo tik 9, kadangi jisai krito per kraštus, bet skonis paskiškas. Jokio padažo nebuvo, o jis buvo sultingas, minkštas ir gardus. Būtinai apsilankyti.